tvarkosi. Nežinau, labai sunku man kalbėti apie savo darbus, nes kaip aš mėgstu žmonės patys prisižiūri, ko jam reikia prisižiūrėti su darbu. Kodėl ant Lietuvos? Nežinau, norėjau kažką vis kalbėjom, sakom, grįžk į Lietuvą, padaryk kažką Lietuvai, nupaišyk kažką Lietuvoje, kodėl Lietuvoje nepaišai. Sakau, tai gal tai kokių sienų, sako, tai kokių sienų nori, sako. Iš tikrųjų, ko nors įdomaus, sako, kas tau yra įdomi sienų. Lietuvos kinotedras ir sienų. Ir gavosi, kodėl, nes labai daug emocijų aplink šitą pastatą, labai daug istorijos, patirties visiems ir labai turbūt tikrai būtų sunku surasti žmogų, kuris kažkokį neturi vienokio ar kitokio ryšio ar prisiminimo su šitą kino teatru. Ir jis taip pat sėdė apleistas. Labai norėjosi kažką įpiešti. Ir piešinė tuomet tokia gavosi, kad žmonės klausia, kas su piešiniu bus ir kas piešiny vyksta, ir kas tiem vaikam vyksta. Ir neaišku, kas jiem vyksta ir kas su piešiniu po to atsitiks, lygiai taip pat, kaip neaišku, kas su pastatu po to atsitiks ir kas visą Lietuvą pasieks.